Šalom, grįžtam į tai, kas prailgina mūsų dienas ir prideda gyvenimo metų. Ir be abejo, tai daro mūsų viešpats, tai daro Jėzus. Bet mes toliau gyvenam žemėje ir mokomės ir žiūrim savo dėmesį, fokusuojam tik į Kristų. Nes jis būtent pats viešpats atėjo į žemę žmogaus pavidalu tam, kad mums žmonėms rodytų savo pavyzdžių, kaip gyventi žemėje. Kaip gyventi žemėje jėgoj ir sveikatoj, būt patenkintų. Nes aš tikiu, kad skaitote šventą raštą ir nagrinėjate, vieni gal daugiau, kiti mažiau, bet visi akivaizdžiai matom, kad Jėzus buvo patenkintas. Patenkintas gyvenimu, nesiskundė jis gyvenimu. Būdavo kartais mokiniais pasiskūsdavo. Pasiskūsdavo todėl, kad tiesiog Jėzus pavargdavo nuo žmonių netikėjimo ir klausdavo tik tai, kur jūsų tikėjimas. Tai Jėzus į ką fokusuodavosi? Į žmonių nuostatas tikėjimo. Tai sako, jūsgi mane matot, jūs mano draugai ir vis dar netikit, ir vis dar jų mažai suvokimo ir supratimo. Vat tuo Jėzus skundėsi. Bet Jėzus ką sakė, kad darbus, kuriuos aš darau, ir jūs tuos pačius darysite arba galite daryti. Jėzus atėjęs į žemę pas viešpats mus mokė tada ir paliko tas nuostatas visiems, kaip Jono Evangelijoje įrašo, man atrodo, 17 skyriui, kad kiekvienas, kuris patikės mano žodžiais, darys darbus, kuriuos aš dariau ir dar didesnius darys. Vadinasi, aš turiu tikėti, kad tai, ką Jėzus darė, kad jis, tai reiškia, gyveno patenkinta žemėje. Jis, aišku, nesėdėjo nieko neveikdamas, jis dirbo, jis su žmonėm daug bendravo, jis buvo patenkintas gyvenimu ir gyveno absoliučiu tikėjimu, nuolatiniu bendravimu su viešpačiu. Ir šiandien mums sako, ir jūs darykite tuos pačius darbus, kuriuos aš darau. O jis pirmoji eilėje ką darė? Bendravo su tėvu. Su tėvu, tas, kuris sukūrė žemę ir dangų, Jėzus nuolat bendravo su juo. Nuo ryto dieną jis pradėdavo besimėgaudamas viešpačiu. Tai va todėl ir praeitose laidose mes kalbėjom apie 89 psalmę, kur ir sako viešpats, kad aš džiaugiuosi žmogui, sako, tu mokykis va to, kad džiaugis mano varde nuo pat ryto, būk patenkintas. Nes Jėzus sako, darykite tai, ką aš dariau. O Jėzus ką darė? Jėzus bendravo su Dievu. Atiduodavo Dievui šlovę ir garbę. Nieko nedarydavo, ko nenorėtų, kas tėvui nepatiktų. O vadinasi, tėvui patinka, kad žmogus gyvena patenkintas, nesirūpindamas, visada besidžiaugdamas. Aš nesakau, kad reikia džiaugtis kartais tikrai sunkiom aplinkybėm. Ne tuo džiaugtis, bet džiaugtis, kad tos aplinkybės keičiasi. Nes aš žinau, kad jeigu ir eisiu per mirties šešėlio slėnį, aš neišsigąsiu piktą. O kas bus? O tai, kad tavo viešpatie ramstis sunkumuose nuramina mane. Kas nuramina? Viešpatie tavo ramstis, tavo žodžiai nuramina mane, nes tu patiesi stalą priešo akivaizdoj, o ant stalo kas yra maistas, vat kaip vanduo atsigerti, aš atsigaivinu, viešpatie tavo maistu, tavo žodžiais. Ir tai reiškia, kad aš darau tai, ką Jėzus darė, kad gyvent jėgoj, sveikatoj, būt laimingu, būt užtikrintų ir džiaugtis gyvenimu. Bet be proto atnaujinimo mūsų kiekvieno požiūrio, mūsų kiekvieno nuostatų niekas nepasikeis. Nes Dievas, kad ir koks geras, aš turiu suprasti, kad mano gyvenimas yra viešpaties palankume, kad aš tikiu, kad viešpats yra man palankus, kad mano gyvenimas viešpaties palankume. Kad viešpats yra mano apsauga ir mano gyvenimo karalius yra viešpats. Ne žmogus kažkoks karaliauja mano gyvenime.
Kartais būna žmonių santykiuose blogi santykiai ir tipo kažkas mane uzurpavus. Aš nesakau, kad tai lengva situacija, bet ne į tą asmenį reikia tada fokusuotis, o į viešpatį. Ir savo mintis nukreipti į viešpatį, kad tu viešpats mano pagalba. Tu mano priebėga, mano tvirtovė, aš tavim džiaugiuosi, net aplinkybę aš džiaugiuosi, bet aš džiaugiuosi, kad tu dabar esi su manim ir tu padedi man šiandien ir dabar. Ir žinot, kas tai yra? Tai yra, kad aš darau tuos pačius darbus, ką ir Jėzus darė. Tai reiškia, Jėzus bendravo su viešpačiu, pildėsi Dievo išmintim, tėvo išmintim. Tai, ką ir mes dabar darom, pildomės Dievo žodžiu, bendravimu, bendrystė, pasitikim. Absoliučiai mūsų širdis pasitiki, tai reiškia tiki viešpačiu. Tai reiškia laukia gero, užtikrintai žinodami, kad mūsų Dievui nėra nieko neįmanomo, nes būtent tas žinojimas, tas suvokimas mūsų kiekvieno prideda mums dienų, tai yra prailgina mūsų dienas ir prideda gyvenimo metų.